Tinkame Jonavos centrinėme stadione, kur netrukus vyks Top Sport pirmos lygos 23 turo dvikova. Viduryje, bet kas nuo karto pasijungia į takas ir dažnai daro tai labai sėkmingai. Giedrius Kvedaras reaguoja ir tai yra pirma proga, pirmą minutę. Jau ką Garliavos tipai žaiddamas Top Sport pirmoje lygoje. Jo, štai toks smūgis ir gal kurioziškas, tačiau įvartis. Rikošetas ir trečią minutę, štai tokia pradžia. Ekranas ir toliau tvirtina savo reputaciją kaip nepalankių varžovų. Čia įžaistas kampinis smūgis. Iš Ukrainos. Ir štai, vos antrą kartą nenubaudžia ekrano komanda varžovų už Lendoka ir Džiugas. Skirmanto Paukščio smūgis, Giedrius Kvedaras atremia kamuolį, o gynėjai neleisės. Tiesiog Šilpukas tyli, perdamas į baudos aikštelę ir štai čia Mickevičius virš vartų. Ir tai buvo paskutinė galimybė. Tai turbūt ne pirmos žaidėjų, pirmo numerio 79 rungtynės, bet turbūt tai jau mažiausia kam rūpi, būtent 31 numeris LHRT, jeigu neklystu, vėl Skirmanto Paukščio perdavimas, smūgis ir taip. Sakiau, kad nieko ypatingo šis puolėjas pirmame kėlinyje nepadėjo. Baigėsi tuo, kad labai pavojingai išbėga Dose, bet vėl Omekė. Kartą Abionas atakuojančius veiksmus. Turėko gal akrobatinių būdų nutraukė varžovo perdavimą. Ojojoj. Tiek nedaug trūko kontrataką. Dabar vėl tenka grįžti gal. Tas kamuolys. Na ir štai. Veiksmas persikelia į Ivono. Čia štai tokie. Gali būti net raudona. Taip, raudona. Raudona A lygos rungtynėse Alytuje, ten dramos su kortelėm. Na, o rungtynės Jonavoje baigėsi. Ir jos baigėsi 1-1.